Patyrusi akis ir dizainerio intuicija gali pamatyti jaukių namų viziją net ir kelis dešimtmečius neremontuotame būste su pailgais kambariais, kišeninė virtuve ir ilgu koridoriumi. Būtent tokį butą prieš 4 metus įsigijo dizainerės Anos Drutels šeima. Būsto ieškojusi metus, o apsisprendusi per vieną dieną. Pokyčiai prasidėjo nuo sienų griovimo. Remontas trukęs metus. Dar metus namų užpildymas mielomis ir širdžiai brangiamis detalėmis. Aš ne šiaip atsisėdu ant kėdės, o atsisėdu ten, kur tarsi man malonu sėdėti, patogu sėdėti ir kad daiktas man kažką reiškia, kad aš nenuėjau į parduotuvę, nupirkau ir pamiršau. Ieškojau, žiūrėjau, svajojau, bent jau kažkiek įdėjau į tą pačią kėdę ar dekoraciją. Ir tada tas kiekvienas daiktas sukuria visą tą atmosferą jaukumo ir pasitenkinimo. Tai tokiuose namuose yra labai gerai gyventi. Dizainerė sako itin vertinanti praktiškumą, patogumą ir kokybę. 10 metų šeimos baldų restauravimo ir gamybos versle dirbanti moteris tvirtina puikiai žinanti, kokios grindys ir dailios ir atsparios, koks sofos gobelenas ir šviesus ir nebijantis vaiko valgomo šokolado. Namai dizaineriai asocijuojasi su ramybė ir jaukumu, todėl čia nėra nei 10 žmonių skirto stalo, nei masyvių baldų. Lengvai transformuojama sofa Ana projektavo pati, o visą svetainę formavo pagal simetrijos principą. Man patinka klasikiniai tie dėsniai, tai yra simetrija, kompozicija, spalvų suderinamumas. Iš tikrųjų yra kažkokia šypsena ir yra simetriški dalykai. Jie yra skirtingi, bet jeigu ten fotelis, čia fotelis. Bet vėlgi, čia tą staliuką perneši sungiai su šitą sofą padarai vos ne kampu. Ir gaunasi visiškai kitokia būtent šitos erdvės vizija ir man labai kartais smagu pažaisti. Tai tas žaidimas yra labai smagu ir kiekvienai moteriai aš manau, kad labai svarbu negyventi nuobodžiai, gyventi linksmai, aktyviai. Neatsitiktinai čia atsirado restauruoti antikvariniai baldai. Tai Anos šeimos palikimas. Dizainerė neabejoja, ne vieną šimtmetį menančios vertybės kartu su ją keliaus ir į kitus namus, vėliau ir į šeimos vaikų būstus. Virtuviai čia, pasak dizainerės, neskirta nei daug vietos, nei lėšų. Funkcionalioje zonoje vyrauja praktiškumas ir patogumas. Buities nematyti, o visi prietaisai įkurdinti už baldų durelių. Viskas yra tai padaryta, kad kažkaip tai išnyksta prapuola, nėra spintelė, tarkim, pakabinama. Kadangi labai mėgstu šviesias spalvas, tai tas lėkštes visas, tą viską galima sudėti gražiai, kiekvieną dieną naudotis, bet nekišti kažkur neslėpti, o tiesiog padėti ant lentynos ir tas daiktas jau gražus, gražiai guli, gražiai stovi ir gražiai kompozicija tiesiog yra. Erdvi vonia atsirado sujungus 2 mažesnės sanitarinės patalpas. Pasirinktas šiltas, jaukus spalvinis sprendimas, panorėjus pagyvinamas ryškesniais aksesuarais. Kosmetikos buteliukai, kitos priemonės, skalbimo mašina slepiama už medinių baldų durelių. Dizainerė norėjo ramaus, bet nenuobodaus, su lašeliu ironijos ir gamtos dvelksmų miegamojo kambario. Ilgoje ir siauroje patalpoje Ana įrėmintų tapetų paveikslais vizualiai atskiria miegamą ir poilsio zonas. Ne tik drabužius, bet ir buitinę techniką paslėpė talpioje spintoje, o natūralių pastelinių spalvų jaukumą papildė dekoratyvia lovos tekstile. Šalia lovos izoliuotoje nuo garso ir apšiltintoje sienoje suformuotos nišos įvairioms smulkmenoms ir knygoms sudėti. Ilgai neradusi patinkančio lovos galvūgalio, dizainerė suprojektavo jį pati. Kiekvienuose dizainerio namuose, sako Ana, turi likti nepabaigtas lopinėlis, kad būtų kur išsilieti fantazijai ir saviraiškai. Čia tokia vieta, retkarčiais tobulinama prieškambario siena. Tačiau dizaineriai jau kuriasi naujuose namuose ir jie pildomi su lygiai tokia pačia meile bei rūpesčiu.